Iš tiesų brangu, kad teisingai pažįstame Dievą ir jį priimame. Nors tai iš ties brangu, žmonės kartais su tuo elgiasi taip, lyg tai neturėtų jokios vertės. Atsiverskime laiško Hebrajams 9 skyrių. Laiško Hebrajams 9 skyriaus 27 versetas. Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą, taip ir Kristus vieną kartą paaukotas, kad nuimtų visų nuodėmes. Kai prieš 2000 metų jis atėjo į Nazaretą Izraelio žemėje, jis nešė kryžiaus kančią, kad taptų atpirkimo auka. Biblija liudija, kad jis paaukojo save kaip auką, kad atimtų daugelio nuodėmes. Taip pat parašyta, kiek kartų jis pasirodys. Antrą kartą pasirodys ne dėl nuodėmių, bet jo laukiančiųjų išganimui. Biblija tai pranašauja. Tad ar posakis antrą kartą galiausiai nereiškia, kad jis vėl ateis kūne? Kai kurie klausia, argi jis negali ateiti ir antrą kartą dvasioje? Tačiau parašyta, kad jis visada yra su mumis dvasioje. Kadangi jis visada yra su mumis, tokie terminai kaip pirmą kartą ar antrą kartą yra nereikalingi. Tad kai jis antrą kartą ateis į šią žemę, ar turėtume stoti į tų žmonių pusę, kurie, kaip ir anksčiau, užėmė priešišką poziciją ir šmeižė jį per jo pirmąjį atėjimą, sakydami, kaip tu, paprastas žmogus, gali tvirtinti esąs Dievas? Argi neturėtume dėti visų pastangų, kad pažintume ir priimtume Dievą? Būtent tokiais ir turėtume tapti. Net ir atėjęs į šią žemę kūne, jis turi dieviškosios tapatybės aspektų, kurių negalima paslėpti. Kurio Dievo aspekto negalima paslėpti. Tai amžinasis gyvenimas, kurį turi tik Dievas, ar ne? Tai nėra kažkas, ką gali turėti bet kas. Štai kodėl Biblija ir pranašai pranašystėse jau paliko įrašus apie visus darbus, kuriuos Dievas atliks apsirengęs kūnu. Kad atimtų žmonijos nuodėmes, jis prisiėmė daugelio nuodėmes ir buvo nužudytas prieš 2000 metų. Jis pažadėjo ateiti antrą kartą, kad išpirktų mus iš mūsų nuodėmių ir atvestų į amžiną į dangaus karalystės išgelbėjimą. Argi neturėtume būti pasiruošę jį pasitikti ir priimti, kai jis ateis antrą kartą? Daugelis žmonių sako, kaip paprastas žmogus gali būti Dievas, lygiai kaip fariziejai prieš 2000 metų, kartodami tuos pačius kaltinimus kaip ir tie, kurie jį nukryžiavo. Pažadas apie jo antrąjį atėjimą nėra kažkas, ką aš parašiau. Tai nėra turinys, kurį aš užrašiau ir įterpiau. Argi tai ne žodis, kuriuo Dievas mus pažadino per Bibliją ir pranašus? Argi jie nevadino Dievo eretiku? Argi jie nerinko akmenų, kad mestų į Dievą ir nesielgė su juo priešiškai? Jie persekiojo Dievo įsteigtą bažnyčią, vadindami ją eretišką. Visi dabar yra lygiai taip pat. Tęskime skaityti Jono Evangelijos 5 skyriaus 39 versetą. 5 skyriaus 39 versetas. Jūs tyrinėjate raštus, nes manote juose rasę amžinąjį gyvenimą. Tie raštai ir liudija apie ką liudija raštai? Mane. Šventasis raštas liudija apie Jėzų, kuris atėjo į šią žemę kūne. Kadangi Jėzus iš esmės yra pati Dievo prigimtis, į ką, anot jo, turėtume žiūrėti, jei norime sužinoti apie Dievą. Jis liepia mums pažinti Dievą per Bibliją. Biblija yra Dievo duotas įrašas, skirtas įrodyti ir liudyti apie Dievą. Tai yra šventas Dievo žodis.